Pasveikinta vyriausia Panevėžio rajono gyventoja. Senolė sulaukusi garbaus 105 metų jubiliejaus iki šiol stebina aplinkinius savo išmonę ir žino visas šių dienų politikos aktualijas. Žemėje pūti dar nėra reikalo, reikia dar ant žemės pagyventi. Tokiu principu vadovaujasi 105 metų sulaukusi Panevėžio rajono gyventoja Zofija Šlikaitė. Skaidrių protų, stipria sveikata ir geru humoro jausmu senolė stebina ne vieną aplinkinį. Zofija sako, jog norint sulaukti tokio amžiaus, nereikia dėti daug pastangų. Tai yra nebūtina visiškai atsisakyti taurelės ar sveikai maitintis, svarbiausia tikėti. Aš nesurūpinti apie gyvenimą. Apsilaist, kaip bus, kaip Dievas duos, taip nugyvensi. Pats nesirenki tą, kad aš tuo maitinsiuos ir aš būsiu sveika. Niekad tas maistas nepadeda. Tik tai, kad žmogus labai silpnas sutvėrimas. Ir turiu menkesnė žmogus, kaip savim pasitikėjimas. Nuo pat Raguvos Švento Kazimiero senelių globos namų įkūrimo čia gyvenantis senolė vadinama šių namų šviesuliu. Anot globos namų direktorės senolė pažinojo ir poetę Salomėją Nėrį, kurios eilės deklamuoja lig šiol. Jubiliatė yra pakankamai šviesus žmogus, apsiskaičius, sakyčiau, domisi visko, ypatingai politika. Jau kas liečia politiką, tai turi savo nuomonę, dar yra pakankamai aiškaus proto. Labai gerai išmano klasiką lietuvių. Šiaip istoriją labai gerai žino, domisi, balsuoja pirmutinė, dar nepraleido nei vienų balsavimų, o balsuoti ateina šičia. Vienu žodžiu, linksmas geras žmogutis. Garbaus amžiaus sulaukusios senolės pasveikinti atvyko Panevėžio rajono savivaldybės globos ir rūpybos skyriaus vedėja, kuri juokavo, jog šiemet rajone užderėjo 100-mečių, tačiau įteikti gėlių puokštę 105 metų sulaukusiam žmogui dar neteko. Per ilgą darbo laikotarpį iš tikrųjų 105 metai, pirmą kartą tenka sveikinti šitokio jubiliejaus progą. Šita moteris Zofija Šlikaitė yra seniausia rajono gyventoja. Tuose pačiuose senelių globos namuose gyvena ir 104 metų senolė, kuri pavasarį taip pat švęs garbingą jubiliejų.